Sveiki! Ačiū, kad žiūrite mūsų žinių kanalą. Ir ačiū, kad žiūrite Wolfo Gamerio kanalą. Šiandieną bus žinios. Žinios bus štai tokios. 3 naujos žinios. Pirmoji žinia. Mane vėl priėmė į darbą. Mane vėl rodys per jūsų kanalus, per jūsų ekranus, per YouTube ekranus. Šiandieną antra žinia bus tokia. Modestas nepadarė, arba kitaip, Wolfas Gameris nepadarė namų darbų. Štai kas. Todėl gal šiandien nebus su draugu video. Gali tai būti. O trečias dalykas yra štai toksai. Mano balsas yra pasikeitęs dėl to, kad aš visiškai neklausiau daktaro ir jis man neleido. What? Padėkit! Padėkit! Nieko nematau! Taigi aš bijau tamsos. Dabar susitvarkiau balsą ir galime pradėti toliau. Ir kiek matote, aš esu labai gerai jau apsirūpinęs. Ir manyčiau, kad reikės vėl peršalti, kad mano balsas būtų šiek tiek normalesnis. Taip, laukite. Dabar jau šiek tiek geriau, tikriausiai bus šiek tiek geriau. Ir kadangi galime jau pradėti visas žinias ir viską kitą, jau gal pradėkime video patį. Štai ir pats video sukurtas. Sveikas, Modestai, Wolfai. Na, kaip visada buvau nukritęs dabar. Biškį balsą nepaturėjau. Taigi, tai Wolfai, galėtų man padaryti video su manimi vėl, kad, žinai, pinigų nebeturiu. Jo, gerai. Jo, suprantu. Viską aš padarysiu. Tu tik šiandien ateik, gerai? Ateisi, ar ne? Ateik šiandieną, viskas susitvarkys. Nefilmuok! Ką tu ten sakei? Ai, niekam, nesakiau niekam. Tai ateik šiandien, pas mane mes viską sutvarkysime, okei? Okei, jau atvažiuoju. Video pristato Wolfas Gameris. Video režisierius Wolfas Gameris. Vaidino Wolfas Gameris, Vežliukas Ninja, Carnage, ką aš turiu, tai reiškia žvaigždė ir kiti. Pogalais, kaip nėra man ką veikti, kad būtų koksai BAM! Ir kažkas atsivyksta, bet to tikrai nenutiks. What? Kas čia atvažiuoja? Ar tai prezidento mašina? Sveikas. Ką aš turiu žvaigždėse, ar ne? Taip, o ką? Aš esu prezidento
gerasis draugas ir padėjėjas. Nu ir kas man? Nepatikėsi. Bet prezidentas išeina iš savo valdžios. O ne! Prezidentas iškeliauja! Jis nebebus mūsų prezidentas! Man nesvarbu. Ne, tu nesupratai. Tu tapsi prezidentu. Laukite tęsinio. Rytoj, šiandien arba kitą dieną. Laikinkit, subscribinkit ir prenumeruokit.